Butis draugai, šiandien turim penktadienį, birželio 26 dieną ir šiandien pradedam naują projektą mano tėvų namo stogo keitimo darbus. Taip, pradedam dabar juos pagaliau. Pagaliau dojom iki to, kad keisim tėvam stogą. Ir aš planuoju per vasarą, dažniausiai viens pats, savaitgaliais, po darbo metu, kaip išeis, kada turėsiu laiką, bandysiu per vasarą viens pats pakeisti tėvam stogą. Stogas yra šiaip sudėtingas, daug šlaitų, senas labai, 250 kvadratų maždaug bus, dėsiu DMAT Venecija 7016. Šiemet yra tikslas nuimti seną šiferį, sudėti plevelės, sugrebestuoti, išlygyti stogą, sudėti stogą dangą, apskardinti gal kaminą ir sudėti kraigą. O kitais metais padarysiu pakalimus, lietaus sistemą ir visus kitus skardinimus. Tai po truputį padėsiu taip tėvam. Turiu medieną iš Timberwood. Ačiū jiems. Turiu Budmat stogą dangą. Turiu visus tvirtinimo elementus, aišku, iš savo elektroninės parduotuvės, kuriais prekiauju. Ir kam įdomu, subscribinam YouTube kanalą ir važiuojam pas mano tėvus ant stogo. Pradžiai nuvažiuosiu į sodybą, susirinksiu įrankius, nes pas mane autobusiukė nėra jokio įrankių, nes mano chebra darbuojas per 2 vietas, tai visus įrankius jie susirinkę. Aš turiu tik tais ką prie namo savo darbuojas, tai pagrindė viskas Milwaukee. Ir Devaltą turiu McLaren kelis naujus suktukus, tai man kaip ir vienam darbuotis užteks, gal reikėtų staklių pjaustymą, bet apsėsiu kažkaip. Tai po biškį, dabar yra jau 10 ryto, tai šiandien pasidarbuosiu, gal ir tuoj pasidarbuosiu, kada turėsiu laiką, tada darbuosiu. Tai viską kelsiu YouTube, tai kam įdomu, pasidalinkit šito video, prenumeruokit YouTube'ės kanalą, o šitą ištrauką turbūt įdėsiu gal į Facebooką, kad būtų, ta prasme, duosiu informaciją Facebooko žiūrovams, kad nueitumėte į YouTube'ės kanalą ir kad pasiektumėte, jeigu norit matyti visą procesą, nes filmuosiu viską. Turiu 3 kameras, turiu laikiklius ant galvos, ant krūtinės, ant stovus ir taip toliau. Dabar vėl prisipirkau, nes planuoju daug kelionių su Baidarė. Tai ką noriu pasakyti, kad tikrai viską nuo nulio filmuosiu, kaip ir senais gerais laikais, nuo pat pradžių. Nusimsiu šiferio lapus, pasidarysiu, prasilgysiu gegnes, pasidarysiu priekį, nuo ko pradėti, kaip pradėti. Viską, 20 metų, kadangi turiu patirtį, tai čia toks bus, kas norit pasikeisti stogą patys, labai įdėmiai klausykit, nes tikrai filmuosiu, pasakosiu viską, kiek galėsiu, kaip pasidaryti viską. Nuo kaktos, nuo priekinė grebėsta, kokie tarpai, kiek centimetrų, koks centras, kaip su įlajom darbuotis, viską pasakosiu. Dabar noriu tėvam stogą, kai darysiu, kadangi filmuot galiu, kaip sakant, laisvą eigą ir būsiu visą laiką pats, tai visiškai viską nuo nulio pasakosiu detalę, kas yra sukaupta per mano 20 metų patirtį, kur atkreipti dėmesį, kur yra silpni taškai, mazgai, kur reikėtų atkreipti dėmesį, kur reikia sustiprinti, kur galima daryti taip, iki kiek lyginam, kaip lyginam, kokius varžtus naudojam, kur vinį skalam, kur reik vinių, kur nereik. Viską nuo nulio, viską papasakosiu, tai labai neįsiplėsiu. Tai šitą video vienintelį paskelbiu Facebook'e, daugiau viskas rasite Žilinos stogai YouTube'ės kanale. Tai ačiū ir važiuojame į darbus. Nu ką, draugai, atvykome pasimti įrankių tėvo stogui. Ir ką, užsukau apsišopint dar. Tai pasiėmiau Devaltą Bulgarkę, multifunkcinį, 2 baterijas, pjaustyklę, purfą. Apsišopinau. Ką žinau, kas matėt, kas nematėt, bet čia mano yra svajonė, čia mano nuotykiai visi laukia. Ir pasiėmiau, bet dabar supratau, kad gal per mažą pasiėmiau. Bambolėja. Čia yra 21 vatą saulės panelė, kurią naudosiu Baidariai, kai plauksiu ilgesnėse kelionėse. Tai kol kas nesuprantu veikimo principą. Turim C2 jungtis, USB nėra ir yra čia kažkokie skaičiai. Ir čia deg 0,0, ką tas reiškia. Reikia GPT paklausti, nes kol kas nesidomėjau, tai dabar man įdomu. Namuose buvau pajungęs prie langą, rodė, kad kraun, bet man nieko nepakrovė. Į telefoną jungiau krauti
Bet nu ten kambarį tiek buvo tos saulės, tada buvo galvoju. Saulė šviečia. Pajungs, padėsiu čia, bet kodėl draugai rodo 0,0, gal jūs žinot. Tai čia 21 W, tai man čia mažoka. Čia keliom dienom kelionėm gal nieko tokio, jeigu pasimčiau kelis powerbankus, bet jeigu varyčiau kokiai savaitėje, turbūt mažoka būtų. Tai reiktų vieną dėti čia, vieną čia nebent. Nes čia didesnės ir neužmaurosi. Tik tai aš nesuprantu, ką reiškia čia tie skaičiai. Kodėl čia yra, jeigu matot, 0,0. Ar čia turbūt 0,0, ar čia turi skaičiai degti? Nesuprantu. Nu, reikia pasigūglinti. Tai va. O aš išsikraunu mantą. Čia buvom su Herkom žygyje su vaiku. Tai dabar reikia viską išsikrauti. Vieną liemenę, mano liemenę. Atributika žvejybai visą. Visą info YouTube'ai matysit. Yra viskas nufilmuota, tik reikia sumontuoti. Dujotekis. Viryklė. Meškeris, neperšlampamas krepšys su daiktais. Duviklai. Vaikų padangos. Pas mane vat ir darbinė mašina. Balaganas. O dar kažką pagavau. Kilimo turbūt. Gerai, draugai, einu krautis daiktus ir važiuojam prie stogo. Čia pas mane bardakėlis.